Labą dieną. Ką mergaitės poilsiaujat, jo? Taip. Iš kur jūs esate? Iš Vilniaus. O, iš Vilniaus. Toli. O jūs papulsit dabar į televiziją pasaulio mastu mergaitės. Labai malonu. Tai vat. Aha. Galim pakalbėti su jumis, ką? Gerai? Apie ateitį, apie jaunimą. Gerai? Kur būsite? Vilnius. Kuo mergaitės vardu? Milda, aš Raminta. Tai ką jūs čia veikite? Žemaitijos pajūryje? Grožimės Baltijos vaizdais. Jo, čia yra labai gražu. Pasakiškai. Mergaitės jūs neapsirikote. Na, tai kaip mergaitės gyvenimas? Studentai, ar dirbam, kaip čia? Dirbat? Atsiprašau, pasaulio turiu žiūrovų. Aš maniau, kad jums yra metų 15. Apsirikau. Šiek tiek. Reiškia, kad mes vairuojam. Velnias ir gėda, bet yra kaip yra. Tai kaip jūs dabar galvojat, kas čia bus Lietuvai? Ar gerai Lietuvai, ar blogai, ką reikia keisti maždaug? Jaunimo kokie reikalai, problemas kokios yra? Oi, platus klausimas, labai žinot. Šie priemonės nėra laisva norma. Pavyzdžiui, ką patys nori, kad būtų geriau Lietuvai? Kaip jauna moteris, mergina, ką jūs galvojat? Kaip norit? Kas būtų geriau valstybėje, politikui, socialinės sferai, maždaug architektūrai? Karjeros galimybė, švietimo sistema turbūt pats pirmiausias dalykas, kurį reikėtų tobulinti. Nuo švietimo sistemos, viskas prasideda. Pataikyti 20-ką. Tai prasme, nes viskas prasideda, tie patys ir tėvai mūsų kaip yra auklėti, taip ir mes auginame. Tai viskas yra šeima ateina, mokslas taip ir susideda, toks ir mūsų auga. Tai šiaip nuo švietimo. Man pavyko, aš papuoliau tarp rimtų mergaičių papuoliau. Iš Vilniaus, bet Žemaitijoj, ant Klaipėdos jūros krašto. Tarp kur miškas važiuoja į jūrą, maudys tai, matoma, medžiai važiuoja į jūrą, reiškia slegia gamta. Taip emigruoja lietuviai. Gerai mergaitės, toliau važiuojame. O būtent švietimo temai, ką jūs galite keisti? Iš tikrųjų, pats mokykla, pavyzdžiui, pats požiūris, ar ne, kas ko yra mokoma, tai yra labai daug teorijos. Labai ko trūksta mokykloje praktikų dalykų. Ir kad vaikai tiesiog mokėtų, išeitų į gyvenimą šiek tiek su socialiniais įgūdžiais, kuriuos galima taikyti. Konkretesniais. Mokoma labai daug ir apie viską, bet kartu ir galbūt nereikalingos. Daug yra informacijos, tai šiek tiek susisteminti galbūt reiktų ir Jūs turite reikėtų keisti vadovėlių sistemą. Pradinė mokykla ar vidurinėje? Ar palmai? Kita. Ne, aš tai, pavyzdžiui, kalbu konkrečiai apie praktinės užduotis, kad trūksta labai praktinio prisikviesti. Mažiau reikia teorijos. Chemija, fizika, taigi reikia kuo daugiau turėti paliesti. Aišku, tai susiveda irgi vėl į finansus dalykus, ta prasme, reikia naujos technikos mokykloje, tarkim, arba dar kažko. Viskas eina į finansus irgi, bet taip pat ir mokytojai. Dabar yra tiek daug jaunų mokytojų trūkumas. Iš tikrųjų, reikia ir ruošti daugiau motyvacijos. Yra daug iniciatyvų, kur Lietuvai tobulėti, yra mokytojų iniciatyvų, socialinės stipendijos visokiausios. Tikrai jums stengiamas pritraukti, bet trūksta vis tiek žmonių jaunų, jie neina, nemato perspektyvų. Nemato perspektyvų ir nedrįsta galbūt. Taip, tai visų pirma reikia gerų specialistų paruošti. Tokio požiūrio, manau, daug praktinių užduočių. Pirmi dalykai. O kaip jūs galvojate, kodėl mokytojų trūksta? Ar emigruoja, ar kiti dar pereina? Perspektyva. Šiaip visam vakarų pasaulio Europoje mokytojo specialybė tikrai yra labai gerbiama ir netgi prestižinė, sakykime, ar ne, o pas mus šiek tiek viskas atvirkščiai yra ir netgi ir tas pats atlyginimas ir šiaip visas požiūris į mokytoją kaip į mokytojai masiškai mitinguoja, prašo pinigų, išmaldos. Taip. Tikrai neturėtų būti taip. Mokytojai turėtų būti šviesuomenė, o kaip galima būti, jeigu negalima. Kaip jūs galvojat, mūsų Seimas, atsiprašau, yra impotentinis, jisai niek nedaro, ar švietimo ministerija, kas čia kalbasi? Seimas užsiima niekais dabar, tai čia pasakyti. Laisvė rock'n'roll. Vėl pataikė mergaitės į 10-ką. Teisingai. Užsiima niekais ir iš tikrųjų, kas daugiau, jeigu nepasakysim, kažko neparodysim, galima taikiai parodyti labai puikus protesto pavyzdys, taikus koncertas. Na, tai mes turim kažkokią iniciatyvą, mes rodom, kaip galima kažką. Tik lietuviam reiktų daugiau draugiškai
ir atvirai kalbėtis ir... Jo, bet dabar Grybauskaitė neleidžia, gąsdinamas, čia karas bus, taip toliau, čia yra pinigų plovimas, aš galvoju. Bet, mergaitės, aš pats mitingavau apie Seimą, reikalavau įteisinti prokuroro atsakomybę, advokato atsakomybę, taip, reiškia, teisėjų. Per 27 metus nesugebėjo, kas čia per Seimas yra. O taip toliau, nu čia viskas ir eina, ir švietimas taip toliau eina, atsakomybės nėra. Sakyk, mergaitės, o jūs patys gal dirba toj sferoje? Ne. O kokioj sferoje maždaug? Nereikia tiksliai, bet... Turizmas. O, linksmai. O, taip kaip tik mes dabar čia ir esam prie jūros, va, matot, labai čia yra gražu, labai gražu, mes esam su mergaitė bendraujam, čia yra labai gražu, pasakiškai. Va, taip tik, aš matai, žodžiu, jaučiu, kad šitos mergaitės iš Vilniaus yra mūsų svajonė. Jaunas 15 metų. Jo, 15 metų, jo. Aha. Jūsų turizmo reiškia eina po Lietuvą, Žemaitiją ar užsienį? Užsienį. Užsienis, aha. Ar žmonės važiuoja, o nebijo, Arabijos, Turkija, Egipto? Nu, mes apie Europą labiau. Tai negaliu atsakyti, nes... Gerai. Gudriai, bet protingas. Europa, nes čia saugiausia jo yra. O kaip su Anglija, nebijo Brexitų? Nu, čia žinot, galima bijot, galim nebijot. Reiškia, neblogai, sako, turizmas. Gerai. Bus matyt. O kaip jūs galvojat, ko Žemaitijai, ko trūksta čia? Žmonių trūksta ar tvarkos, kaip jūs galvojat? Atvirai kalbėti. Žmonių tai aišku trūksta, nes čia šiaip mažai, populiacija maža. Darbo vietų nėra. Paprasčiausiai. Logistikos, taip čia yra daug, bet tarkim tokių profesijų, paslaugų centrų, galbūt Vilniuje, tai paslaugų centrų pilna ir žmonės turi iš tikrųjų to darbo Investicijų yra tiesiog išvalytis. pajūrį čia. Aš jums siūlau praeiti darbo dienomis po Klaipėdą ir pamatysit, nėra žmonių, kaip kaimas. Kaip kaimas. Vasarą atsigauna. Išbėgo, žmonių apie milijoną išbėgo. Taip ir nebėra kam dirbti. Žmonės skundžiasi, nėra pasiskųsti. Matai, kaip yra. Problemas pirmiausia eina finansinis, jo. Vaikai neturi pinigų ir jie į užsienį važiuoja. Taip, tai išlaiko tėvelius, nes pats neišgyvena. Visi yra įpykę. Nu, efekto nėra valstybėje, darbo nėra, vis eina po blato. Pavyzdžiui, Vilnius Seime, vyriausybėje, prezidentūroje ten tik tai savi iš Vilniaus, atsiprašau, arba iš Kauno, o Žemaitijos nieko nėra, mergaitės, va. Čia yra požymiai korupcijos, kaip jūs galvojate? Iš tikrųjų, nežinau tiksliai, koks procentaliai yra. Tai aš ne. Sunku pasakyti kažką. Taip. Aha. Gerai, o vis dėlto, ko dabar reikia jaunimui be švietimo? Ko maždaug, kad jisai grįžta namo, reiškia, ko jam būtent reikia, jums, pavyzdžiui, nu, be turizmo, bet ko, pavyzdžiui, reikia be švietimo? Kad valstybė atvežtų dėmesį valstybę, kur būtent, į kokią sferą? Tai reikia investicijų, kad būtų naujų iš verslo paprasčiausiai, galbūt šiek tiek lengvatų verslui. Verslui Investicijų. lengvatų, jo. Ta prasme, kad ir skatinti kurti smulkų į verslą. Mes labai, pas mus Lietuvoje nėra viduriniosios Labai nepalankus sąlygos. Taip, pat keisti šitas... Mergaitės, jūs esate teisūs, mergaitės, galvojate, pernai aš neklystu, atsiprašau visų, berods pakvietavo 10 000 įmonių. O ką mes neturim valstybės prezidentų, nėra premjero, nėra Seimo, kur jie žiūri? Ar jie nemoka dirbti, kas čia yra? 10 000 čia yra tik įmonių, užsidarė ir užsidaro. Kaimo nebėra, kaimą sunaikino. Reiškia, dabar reikia leisti, mes dabar gaunam biškį pinigėlių iš Europos Sąjungos, ūkininkai, jo. Turbūt fermose karvės su muzika, kad būtų pieno, o čia yra, nu, jumoras yra. Mes savo neturim nei kaimo, mažai yra gyvulių mažai. Mūsų, aš išmokau, kad aš nebedirbti, reiškia, kompensacijai to pablatą eina. Kaip jūs galvojate, aš čia mergaitės teisingai jau, tai sferoje? Matyt, kad kaimus reikia vystyti ne tik miestus, nes pagrindinės investicijos, kurios į Vilnių plaukia iš tikrųjų, yra kiti miestai šiek tiek užmiršti. Ir tarkim, toksai miestas kaip Panevėžys, jis jau nebetenka didmiesčio statuso. Jis jau jo nebeturi ir yra dar mažės, dar trauksis. Tiesiog nėra darbo vietų. Aš pati šiaip iš Panevėžio esu, tai mano tėvai dirba, bet sunkiai verčiasi, paprasčiausiai net negali sau leisti tokios prabangos keisti darbą, nes kito nerasi tiesiog. Nėra pasirinkimo. Jūs iš Panevėžio, malonu, aš Panevėžyje dirbau, prie Ramyglos dirbau vyriausiu inžinieriumi prieš daug metų.
Tam aš tapau Lietuvoje pirmasis bedarbis, nes panaikino mano etatą, kam išaiškino korupciją. Labai malonus, visi savi, nėra kam pasiskusti. Gerai ir baigiant, mergaitės. Ką jūs galite patarti, reiškia, jaunimui ir valstybei, vyriausybei? Aš perduosiu specialiai tiesiai į Seimą, į vyriausybę, manęs aišku nemėgsta, bet šį problemas yra, į prezidentūrą, visą, ko jūs nuot, jūsų balsas eis į dangų, mergaitės. Ir pasaulio lietuvių padarim perduosiu, pažadu. Daugiau iniciatyvų ir mažiau apribojimų. Daugiau drąsos kažką daryti, nes iš tikrųjų niekas kitas nepakeis, jeigu ne mes. Taip, ir daugiau palaikymo, o ne... Pozityvo šiek tiek ir nebijot paprasčiausiai, reikš nuomonę, kažką keisti nebijot. Va teisingai, mergaitės, aš kaip partijos pirmininkas, Žemaitijos prezidentas padaviau 6 pareiškimus Vilniaus merui, birželio mėnesį pravesti 6 įspėjimuosius mitingus. Tai prezidentūros, vyriausybės, Seimo, teisingai ministerijos. Pirma, dėl likvidavimo korupcijos, dėl emigrantų milijonų sugrąžinimo, dėl darbo vietų kūrimo, dėl ypatingo aukštų pareigų įdarbinimo jaunimo ir aukštom pareigom, aukšto atlyginimo. Vat, jeigu mane liaudis palaikys jūs jaunimas po 6 mitingų Vilniuje, tai mes planuojam surengti Euromaidanėlį numeris 2. Kad surašyti Lietuvai, kad būtų Lietuva vieninga ir turtinga. Kaip jūs tai žiūrite? Idėja graži, vieninga ir turtinga. Mano žmona iš Kijevo, aš apsivežiau būtent per Maidano karą. Tai tapo visa istorija, tur saugomus, reiškia, lietuviškai nemoka. Mergaitės, kai Vilnių išgirsite, aš pranešiu per savo televiziją, reiškia, antikorupcinę, pranešiu per vakaro žinios, reiškia, informacija bus, reiškia, tai pakvieskite to daugiau jaunimo. Tai kad leisiu kalbėti viską, visi leisiu kalbėti, bet neleisiu, reiškia, neleisiu tyčiotis, viską leisiu, atvirai. Tai kad visi lauksime Vilniuje, ateikite laiką rasti, iš Panevėžio taip pat. Lauksime. Tada, aišku, gal kokybė bus neaiškiai, mes nematom savęs, bet manau, kad suprasteis, nusip iš saulę. Ačiū, iki pasimatymą. Ačiū, iki.